Čia Vidas Pinkevičius ir šiandien aš jums papasakosiu apie instrumentą, kuris iš tiesų yra vargonų pusbrolis arba netgi pusseserė. Tai yra fisharmonija, prancūziškai dar vadinama harmonijum. Ir tas instrumentas stovi dažnoje Lietuvos bažnyčioje, dažnai vargonų balkone, kartais ir bažnyčios priekyje prie altoriaus. Ir taip yra todėl, kad XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje bažnyčios mėgdavo įsigyti tos mažus instrumentelius, nes jie buvo daug pigesni negu tie vamzdiniai vargonai, kuriuos pastatyti reikėdavo didžiulių pinigų sumų. Nežiūrint to, tai yra labai vertingas instrumentas ir meniškai, liturgiškai. Jisai savo sandarą yra gana panašus ir į vargonus, nes turi ir dumplės, kurios yra pumpuojamos pedalais, tokiais dviejais pedalais, kurios stovi instrumento apačioje, ir vargonininkas turi pumpuoti pats savo kojomis, dešinę ir kairę pakaitomis, pumpuoti nenutrūkstamai, nes viena iš didžiausių problemų yra būtent tas nutrūkstantis garsas, jeigu netolygiai pumpuosime. Bet jeigu pasipraktikuosime ir pumpuosime taip tolygiai, tada galima išgauti netgi tokių dinaminių niuansų, galima pasakyti, galima vargonuoti fisharmoniją garsiau ir tyliau, grojant vienu registru. Tai priklauso nuo pumpavimo greičio. Kuo greičiau pumpuosime, tuo garsiau fisharmonija skambės. Ir atvirkščiai, kuo lėčiau, kuo švelniau, tuo ir tyliau fisharmonija skambės. Iš ko atsiranda garsas, galbūt jums įdomu. Tai fisharmonijose skamba ne vamzdžiai, o liežuvėliai. Liežuvėliai kai kuriuose vargonuose, žinoma, yra tokios metalinės plokštelės, dažniausiai iš vario padalintos. Bet vargonų vamzdžiuose tai yra įprastas dalykas, o fisharmonijoje nėra tų vamzdžių, yra tik laisvieji tie liežuvėliai, kurie virpa orui patekus į liežuvėlį. Ir taip atsiranda tas specifiškas nosinis fisharmonijų garsas. Fisharmonijos buvo XIX amžiuje labai populiarios Prancūzijoje ir Vokietijoje. Prancūzijoje joms kūrė Cezaras Frankas, Aleksandras Guilma, Lefebvre Vely, Louis Viernas, tokius išplėtotus liturginius kūrinių rinkinius. Iš tikrųjų, tose rinkiniuose yra nemažai kelios dešimtis tokių mažų preliudukų, komunijai skirtų giesmių, ir jos labai yra praktiškai pritaikomas net ir šiandienos Lietuvos liturgijai. Taigi, kiekvienas Lietuvos vargonininkas, kuris savo bažnyčioje turi fisharmoniją, gali pagroti tos XIX amžiuje romantinius, gražius, švelnius kūrinius, spalvingus kūrinius. Tik reikia pasipraktikuoti groti tą fisharmoniją, kad garsas nenutrūktų. Na ir pažiūrėti, kad nebūtų dumplės kiauros, nes dažniausiai senose fisharmonijose pasitaikinti problema yra kiauros dumplės. Na štai tiek apie mūsų vargonų pusbrolį arba pusseserę fisharmoniją. Jeigu turite daugiau man klausimų, tai mielai parašykite į komentaruose. Jeigu tik sugebėsiu atsakyti, visada mielai tai padarysiu. Dėkuoju už dėmesį ir iki kitų susitikimų.